Panašu, kad įrašas prasidėjo. Labas. Labas toms, kurios prisijungia prie Gausa ir Tėkmė tavyje kurso ir žino, pas ką įsijungia. Ir labas tom, kurios žiūrės būtent šitą pirmąjį vadinę pamoką, nes aš ją nusprendžiau padaryti viešą, nusprendžiau, kad net jeigu jūs neprisijungsit prie kurso, jum tam tikra informacija tikrai bus reikalinga, vertinga ir jūs pasidarysite savo kažkokių įžvalgų. O galbūt padarysite įžvalgas, kad norėtumėte tęsti. Tai šiandieną bus įvadinė paskaita. Kaip ir visos kitos paskaitos, mes jau aptarėme, kad jos bus įrašai. Rasite platformoje Telegramo kiekvieną savaitę, po 2-3 įrašus, kurie bus pamokos, bus praktikos, bus meditacijos. Na, o trečiadienio vakarais kviesiu į gyvus vakarus, į tokį, pavadinkime tai konsteliacijas, gerai? Ten yra kur kas daugiau nei konsteliacijos, tai yra ir energijų coachingas. Ten, kur mes nueiname į tam tikrą vietą ir pasiimame užšaldytą energiją. Bet į tuos vakarus aš jau kviesiu jūs dalyvauti gyvai, būti užklausų davėjomis, būti pavaduotojomis, būti stebėtojomis, nes svetimų konsteliacijų nebūna. Jeigu jūs netgi šitą paskaitą žiūrit, jūs žiūrite ne šiaip sau, net jeigu jums Gausos tema atrodo, kad visiškai ne jūsų, tai yra visiškai pradirbtas klausimas, bet jūs žiūrite šitą paskaitą, irgi žinokit, kad neatsitiktinai, gali būti, kad jūs šiai dienai tikrai turite susitvarkiusi savo Gausos klausimus, materialinę bazę, turite žymiai daugiau nei suvartojate, grubiai tariant. Galite laisvai kurti, bet jeigu čia klausotės, gali būti, kad kažkuri jūsų dalis žino, kad jūs 100% savo potencialo neišnaudojat. Kad jūs norite dar ryškiau, giliau, daugiau ir norite dar plačiau, dar didingiau. Ir su to yra viskas gerai, nes ribų mums nėra, ribas mes patys nusipiešiame. Ir būtent apie ribas, didžiąją dalimi apie ribas ir baimės, apie tai, kas mus riboja, kas mus blokuoja, ir bus šitas kursas. Dar ir dar kartą aš noriu priminti, kad nepaisant to, kad jeigu net ir atrodo, kad šitą temą aš jau girdėjau daugybę kartų, tai man jau visiškai neaktualu, aš šitą informaciją žinau. Žinoti ir įkūnyti yra 2 skirtingi dalykai, tai yra 2 skirtingos būsenos. Mes sieksime įkūnyti, mes sieksime atpažinti, pamatyti ir sukurti atnaujintą, upgradeintą versiją savęs. Kaip sakau, ne todėl, kad šita dabartinė versija yra kažkuom blogesnė ar prastesnė, bet todėl, kad tiek techniką, tiek automobilius, tiek kompiuterius, kuomet kuria, tai įvedinėja po truputėlį atnaujinimų ir kad galėtų tą techniką padaryti dar daugiau, dar kokybiškiau, ją reikia atnaujinti. Lygiai taip pat ir mūsų sistemas reikia atnaujinti. Juolab, kad mes ir esame sistemos dalis, turime savo vietą sistemoje. Tai vien tai, kad mes sugalvojame atsinaujinti, kad sugalvojame įsigilinti, sugalvojame kažko naujo išmokti, kažką naujo sužinoti, laimi ne tik mes pačios, bet laimi visa mūsų giminės sistema ir be jokios abejonės visų pirma laimi mūsų būsimoji karta, giminės sistemos būsimoji karta, tiesiogiai mūsų vaikai ir netiesiogiai būsimi palikuonys. Ir kartais materija gali visiškai kitaip pasireikšti, gali būti, kad pavyzdžiui praėjus šitą kursą materija pasireikš būtent tą tiesioginę prasme, kai bus sukurtas naujas stebuklas, gal kažkam tai bus naujos gyvybės pradžia, o kažkam naujo projekto. Šitų susitikimų metu mes kursime, kaip ir sakiau, savo naują versiją. Kursime naujas neuronų jungtis,
keisime matymo požiūrį, požiūrio kampą, mąstymo plėtimas vyks. Po mano mentorysčio aš girdžiu tuos dalykus, kad įvyko, mano mąstymas prasiplėtė. Tai jam plėstis ribų nėra. Ir, ir tai mes ir darysime. Ir keisime realiai, ne tai, kad šitos 21 diena kažką keis. Tai keisis iš principo, mes pasirinksime greičiausiai naują kelią, naują savęs versiją. Ir tai keis visą gyvenimą, viso gyvenimo trajektoriją galbūt. Nes pradėsite mąstyti plačiau, pradėsite norėti daugiau. Aš labai to tikiuosi. Bent jau man taip vyko ir vyksta sulig kiekvienais savo mokymais. Aš vis daugiau ir kitaip noriu. Ir vis giliau turiu galimybę save pažinti. Tai šita versija bus ta, kuri mėgaujasi gyvenimu. Visas kursas bus apie tai, nepaisant to, kad eisime kažkur į gilias praktikas, kažkur ašarą reikės nubraukti, kažkur suprasi, kad kažkur gailesti savo atsiras, kažkur pyktis, kažkur malonumas ir norėsis trikinėti ir dalinti su pasauliu visų to džiaugsmu, kurį sugebėsi savį išvelgti, atverti, pamatyti tą savo deimantą savo viduj. Tai apie daugiau meilės. Apie daugiau meilės visų pirma savo, o kuo daugiau aš savo leidžiu, kuo daugiau aš save myliu, kuo daugiau aš save priimu su visom savo šešėliniam, minusiniam ir pliusiniam pusėm, tuo labiau aš myliu pasaulį, tuo labiau turiu ką jam duoti, tuo labiau esu atvira jam, tuo labiau jisai man yra atviras. Tai čia mes iš tikrųjų pradedam nuo to, kad įsigysime naujus, labai labai gražius, mielus bloknotus, gražius rašiklius, daug rašysim, daug darysim, bet tai turi būti gražioje aplinkoje, taip kaip aš jums dabar rožės prieš mane, mano nuostabi irgi užrašinė, užrašai, atsisėdau svetainėje. Kursime grožį nuo pat pradžių. Stengsimės visą rugpjūčio mėnesį, kai dar yra tiek daug saulės, taip, jau eina dienos trumpyn, bet kol yra energijos daug, pasistengsime savo atverti naujus vartus, naujas duris ir sužinoti, pamatyti ir atverti vietas, kurios mumis riboja. Tas ribas, tos blokus, pamatyti, atpažinti ir juos pakeisti neribojančiais įsitikinimais, sakykime taip, vietoj ribojančių įsitikinimų plečiančius įdėsime, instaliuosime kitą versiją. Tai taip, tai iki neuroninio lygmens, iki ląstelinio lygmens keisimės dėl savęs ir dėl kitų ir turėsime tam tikrą savo naują versiją. Ir žinoma, kursime grožį. Jūs jau tikriausiai girdėjote, kad yra toks dalykas kaip pinigų energija. Ir kodėl labai dažnai žmonėm atrodo paprastas dalykas, juk paprastas dalykas turėti pinigų, uždirbti pinigų, su jais sukurti dar kažką naujo, kažką vertingo. Bet ne visiems pavyksta, vieni yra labai turtingi, kiti visiškai neturtingi, vieni su mažesniu kiekiu yra laimingi, kiti ir su dideliu jaučiasi biedni žmonės. Tai apie ką tai yra, kodėl tai yra? Dažniausiai tai yra todėl, kad mes po pinigais turime tam tikrų lūkesčių, vilčių arba baimių. Jeigu ten būtų vien tik tais pinigai, popieriukai, vien tik tais tai, ar ne? Kodėl aš jų negaliu turėti daug? Dažniausiai, kai netgi tikrinant su kineziologiniu testu, žmogus sako, man pinigai tai laisvė, man pinigai tai ten kūryba. Ir dažniausiai tai nebūna tiesa, nes tai būna proto lygmenyje, o pasąmonės lygmenyje būna kažkas, kas tave riboja. Būna kažkokia didžiulė baimė, suvokta ar nesuvokta. Būna dažnai sunkumas, didžiulė nepakeliama atsakomybė. Ir kadangi mes to savo gyvenime turėti daugiau nenorime, ar ne? Daugiau baimės, daugiau sunkumo jausmo, daugiau kažko, kas mus tempia žemyn, tai automatiškai mes neturime ir tam tikrų pajamų.
Šnekant apie šitą gausos kursą, ne, jau pradžioje sakiau, mes dirbsime su pinigų energija, su pinigų ribotais įsitikinimais, bet tuo pačiu mes dirbsime su labai daug gilių temų, kurias aš pavadinčiau tai leidimu savo. Leidimu savo priimti, leidimu savo iš tiesų tai gyventi. Be skolos raštelių, be gėdos jausmo, be skolos jausmo, nes jie mums trukdo gyventi plačiai, norėti daug, džiaugtis, mėgautis, nes ten ir mes išsiaiškinsim, o kas pirma. Pirma, nudirbk darbą, nudėvėk geležinės kurpaitės ir tik tais tuomet galėsi mėgautis. Tai vat visus šituos perliukus mes gaudysim per visas šitas 21 dieną. Tai vat, tai po pinigais gali slėptis bet kas. Manęs nebemylės, jeigu aš būsiu turtinga, mane atstums, mane niekins, turtingus žmonės sodina į kalėjimą, iš jų atiminėja, galbūt ten mes slepiame pripažinimą, o mes su juo turime reikalų ir apie tai mes dirbsime. Galbūt mes slepiame įvairiausių dalykų. Po pinigais mes slepiame viską, santykius su savim, su tėvais, su visuomenė. Ten daugybė sluoksnių yra, kurie mums tiesiog neleidžia išsiskleisti ir mėgautis. Tai pirmasis blokas, apie kurį mes kalbėsime, yra blokai, kurie remiasi jau mūsų giminės sistemoje. Mūsų senelių, prosenelių, mūsų tėvų. Tėvai tai jau labiau su mūsų šiuo gyvenimu, bet, pavyzdžiui, kas slepiasi giminės sistemoje? Jums net nereikėjo patirti tam tikrų dalykų. Pavyzdžiui, jūsų netrėmė į Sibirą. Ypatingai tų, kurie turėjo daugiau, žinojo daugiau, ar ne, elitą trėmė. Tie, kurie turėjo kažką daugiau nei įprastas žmogus. Ir buvo labai nesaugu būti turtingu visomis prasmėmis. Tiek žiniomis, tiek tiesiog materija. Tiek turėti ūkį, turėti pinigų, turėti sankaupų. Buvo tiesiog nesaugu, nes šitos žmonės trėmė pačius pirmuosius, iš jų atėmė. Ką jie turėjo, viską atėmė. Tai tas nesaugumo jausmas, nesvarbu, kad jūs jo patys asmeniškai nepatyrėt, jisai persiduoda DNR lygmeniu. Ir žinoma, iš pasakojimų pasakojimai. Kad ten buvo turtinga šeima, bet tada įsimylėjo į neturtingą ir tenais išvarė iš namų. Nesaugu, negerai ir turėti pinigai ir meilė nesuderinami dalykai, ar ne? Visus šituos perliukus. Visą tai reikės mums išrašyti ir jau tai bus šiandienos namų darbas. Jeigu visos moteris paukojo savo gyvenimą ir nebuvo realizuotos, jos buvo namų šeimininkės. Protu aš suvokiu, kad gyvenu visiškai kitam laikmetyje, bet mano pasąmonės lojalumo sistema gali norėti ant tiek būti ištikima giminės sistemai, kad irgi ties tam tikrų amžių atsisako ir savos realizacijos, atsisako to, nuo ko kaifuoja, kur mėgaujasi ir tampa ten, tiesiog vidutinybė, ar ne? Aš jokių būdų nežeminu ir nenoriu pažeminti šituo pasakydama nei savo tėvų, nei jūsų tėvų, nei visos Lietuvos ir viso pasaulio mamų ir tėvų. Tiesiog kaip pavyzdį, ar ne, sakau. Nes nėra nevertingų gyvenimo ir vertingų, apie tai irgi kalbėsime. Bet tos lojalios programos, kurios mums tiesiog trukdo pasireikšti, būti ryškiom, norėti daugiau, suderinti ir meilę, ir karjerą, ir būti turtingom, ir protingom, ir gražiom, ir kūrybingom, kad visa tai tilptų į vieną, kad nereikėtų kažko vieno rinktis, kad nebūtų arba, kad nebūtų limitų, aš apie tai kalbu. Tai dažniausiai mes turime atsinešę iš visos netgi tautos istorijos, kad būti turtingu yra nesaugu. Tuomet mes jau atsinešame tam tikras programas iš šio gyvenimo. Jau mes matėme, kaip elgėsi su pinigais, su turtingais žmonėm, ką apie juos kalbėjo, apie gražius, išsilavinusius turtingus žmonės, ką šnekėjo mūsų tėvai. Kad turtingi tai vagis, tie tai tik tais pavogti galėjo, nes turtingų taptis savo žiniomis, savo darbu kažkodėl ilgą laiką pas mus buvo neįmanoma.
Ir tuomet būti turtingu reiškia būti kažkokiu labai gėdingu, negerbiamu žmogumi. Pinigai ant medžių neauga, visada reikia taupyti juodai dienai ir ta juoda diena būtinai ateina. Mano buvo įsitikinimas, kad pavyzdžiui laimėti loterijoje tai iš karto lygu, jeigu tu laimi loterijoje, žinok, sekančią dieną į tavo kiemą iš karto ateis bėda. Iš karto. Ne, kad ateitų ir tu galėtum sukurti kažką naujo. Ne, tai iš karto tikrai garantuotai bus bėda. Nes pinigai ateina ypatingai didelės sumos, netikėtos sumos, jos ateina tik tai prieš bėdą. Tai va. Tai mes žiūrėsime, eisime, keliausime, išrašysime viską, ką šnekėjo mūsų tėvai, kaip jie patys gyveno, ką jie sau leido, ko neleido, kur taupė, ar leido savo atostogauti, ar tik tais nuolatos dirbti, ar leido savo pasipuošti, ar puošė savo namus, ar viskas tik svečiam, mum tai nereikia. Aš turėjau tokią draugę, kurio kaip tik jos mama visada sakydavo, man ir mano vaikui yra viskas, kas geriausio svečiam. Paragavau saldai, nelabai skanų svečiam atiduosiu. Tai irgi yra limitas, bet dažniausiai, labiausiai mūsų kultūrinėme lauke, sekantis, kur blokas slepiasi, tai kultūrinėme lauke, tai kad atiduoti. Atiduoti tai yra vertinga, daryti nemokamai yra vertinga, daryti draugams nemokamai, giminiai nemokamai, žodžiu, daryti darbus nemokamai yra vertinga, imti pinigus yra labai labai gėdinga. O ypatingai iš artimųjų. Pardavinėti yra labai gėdinga, jau pardavėjas tai yra pati paskutinė profesija, kurią galima pasirinkti ir iš viso jie skambina ir iš Tele2, ir iš bitės, tie niekadėjai, pardavėjai kažką siūlo, o jeigu tu turi savo prekę, tai įsivaizduok, įrodymas yra, ne jeigu iš tavęs perka tau neparduodant. Iš tavęs tiesiog perka, bet tai yra vertinga. Man nuo pat vaikystės labai sakydavo, kad siūloma prekė yra pigi. Aš tuo tikėjau, jau mano protas netiki, bet kūnas vis tiek dar tiki, kad pasiūlyti prekę, tai reiškia, kad jinai neturi vertės, tai reiškia save parsiduoti, parduoti tiesiog velniui sielą. Ir iš tikrųjų, ir tuomet jau eina ne tik iš kultūrinio lauko, tada jau eina, grįžtame ir dar į ketvirtąjį lygmenį, tai yra reinkarnacijos, kur mes iš tikrųjų galbūt pardavėm velniui sielą, kur mes iš tikrųjų buvome tie, kurie trėmė, ir tuos, kurios trėmė, ir tie, kurie vogė, ir kurie apvogė, ir tie, kurie turėjo žinių ir jos degino ant laužo, viešais, darė viešas egzekucijas, kai mes pasižadėjom, kai sudarinėjom kontraktus, kad tik tais išgyventų mano vaikas, atiduosiu viską, kad jis tik tais išgyventų, nereikia man nieko, tai galėtumėt net atsekti ir iš šio gyvenimo, aš turėjau tokį atvejį, kai galvojau, kad tegul viskas būna gerai, man nieko nereikia, tik tais tai, ir man iš tikrųjų atėmė, nes aš norėjau, kad kažkas liktų gyventi, kažkas išgytų, kažkas dar kažkokie dalykai, mes sudarome kontraktus patys to net nesuvokdami, ir juos reikia pamatyti ir suvokti, ir net iš reinkarnacijų. Ir tada, kai mums kirto galvas ir mes sakėm, kad daugiau niekada neskelbsiu tam tikrų žinių, nebesidalinsiu savo talentais, ir dabar ašaros man krenta. Ir mano pačios, ar ne, buvo labai labai gilus dualumas, dvasingumas arba materija. Tu gali būti arba dvasingas, arba turtingas. Šiandienos mano manifestas yra ir dvasinga, ir turtinga. Ir tam aš padariau didžiulį kelią, labai daug dirbau su savimi, ir tą koncentraciją noriu atiduoti jum. Kad jūs irgi galėtumėte būti ir tos didžiosios sielos, ir dvasingos, ir turtingos, ir gražios, ir kūrybingos, ir mylimos, ir mylinčios, kad nereikėtų niekada pasirinkti arba. Ir kai tik tais ateina kažkoks limitas, kad eitų jį atpažinti ir pasirinkti savo didžiausią ir gražiausią savo versiją, o ne pabėgti nuo jos. Tai mes keliausime per visas 21 dieną, per savo giminės sistemą, per dabartinį gyvenimą, per kultūrinio lauko poveikį, per savo reinkarnacijas, dėka meditacijų, praktikų, elementarių namų darbų, kurių turėsite daug rašyti, per trečiadieninės konsteliacijas,
visą tai mes apglėpsime ir keliausime tiek per savo sąmoningą protą, ką mes pamename, ką mes atsimename, ką mes kažkada mums buvo labai labai skausmingai ir užblokavome, ir per pasąmonę, kur konsteliacijų metodų pagalba, meditacijų pagalba mes išlukštensime, kur mes suspendavome savo energiją, kur kažkada kažko savo pasižadėjom nebedaryti, ir atsiversime visiškai naujom perspektyvom, visiškai naujom galimybėm. Ir taip, tai tiesa, jūs galėsit keliauti kiekviena savo ritmu, daryti vienu prisidimu visos savaitės namų darbus, bet faina būtų, aš labai kviečiu, jeigu jau padarote ketinimą dalyvauti kurse tą 21 dieną, skirkite tam kiekvieną dieną. Praktikom, namų darbam, gilinimuisi, kartojimuisi, grįžimui prie namų darbo, meditacijų klausimuisi, tam, kad tas darbas vyktų su grupe, va, tame dideliame lauke, ir labai labai kviečiu dalintis. Dabar mes einame, kalbame apie klėstėjimą, apie gausą, apie ryškumą. Be jokios abejonės, va, grįžtant dar ne prie pardavimų, apie gebėjimą save parduoti kiekvieną mielą dieną. Savo viziją, matymą, projektą šeimoje, pas darbdavi, savo asmeninėje veikloje, kažkokį savo atostogų projektą vyrui, bet kam. Tai reiškia, kad aš turiu būti išgirsta ir pamatyta. Tai reiškia, kad aš turiu kiekvieną dieną būti, pasisakyti, išsireikšti ir būti pamatyta. Tai mes tai praktikuosime, nes mūsų kultūrinis laukas, grįžtant prie tų blogų, kultūrinis laukas sakė, būk tylesnė, būk ramesnė. Koksai skirtumas, kad tu tenais, tau kažką pažadėjo, bet tu negavai. Nu, negi dėl to dabar darysi iš to problemą. Ir savo pavyzdžiui, aš galiu pasakyti, buvo ir iš tikrųjų būdavo, tai buvo didelis etapas, kai aš laikiau save neprioritetu. Tai būdavo netgi tada, kai aš ėjau į limituotą, ribotą įsitikinimą savo, kodėl aš kitiem padarau, o savo ne. Tai aš ir išsiaiškinau tuomet, kad aš savo niekada nebuvau prioritetu. Visi kiti buvo prioritetas, tik ne aš savo. Tai tada labai stipriai buvo tiesiog kvantinis šuolis mano gyvenime, kvantiniai pokyčiai vyko, kai aš suvokiau ir leidau savo pasirinkti save. Tai yra vienas dalykas. Bet ilgainiui, ypatingai, pavyzdžiui, kai pradėjau eiti dvasingumo keliu, aš buvau, ai, kam čia reikalingas papildomas konfliktas, kam čia to, negi tai svarbu. Ir mane davėte iki tokių momentų, kur būdavo kuriozinės situacijos, kai aš negindavau savęs. Ir man reikėjo išmokti ginti save, apginti savo elementarius poreikius. Ir žinot, aš pasakysiu, transformacija, jinai turi savyje krizės elementą. Ir nereikia bijoti, kai ateina transformacijos metas, kad kažkas griūna, kartais griūna visiškai iš pagrindų. Jūs ateinate į kažkokį kursą, arba dar iki kurso, jums jau atėmė jūsų, pavyzdžiui, nuolatinį darbą, pajamas, kažkokia partnerystė nutrūko, iškeliavo kažkas su visam iš jūsų gyvenimo. Ateina tuštuma ir krizė prie to, kur jūs buvote prisirišę ir įpratę. Ir nesvarbu, ant kiek tai buvo gerai, ar ant kiek tai buvo labai prastai, bet jūs įpratot kentėti. Jums vis tiek yra tas tuštumos pojūtis ir krizės pojūtis ir tos pasimetimo, kad nežinau, ką dabar daryti. Ir vat čia yra labai gerai, nes tai ir pažadina norą ieškoti atsakymų. Pažadina norą paklausęs, palauk, kaip aš ten papuoliau, kaip aš tai savo susikūriau. Ir jeigu aš sukūriau savo tai, aš galiu sukurti savo ir išėjimą ir pasidaryti savo naują versiją ir dar geresnę. Tai mes keliausime į transformacijas, mes nebijom, žinom, kad gali griūti, bet tuo pačiu žinom, kad mes savyje žadinsime kūrėjos energiją. Ta, kuri pagauna idėją, turi pakankamai energijos pagauti tą idėją, nuskaičiuoti, nuskaityti ją erdvėje, jos imtuvai veikia tokia aukšta vibracija, kad jinai ją pagauna, apie tai bus sekanti paskaita, sekančios užduotis. Pagauna ir turi jėgų, valios
ir tiki savim, kad joje jau yra visi resursai, įgyvendinti tai iki galo. Nuo idėjos iki materializacijos tam tikro projekto. Tai va, dirbsim taip. Grįžtam pagrindinę taisyklę - būti smalsioms. Net jeigu galvojat, kad su ribotais įsitikinimais, kas dabar yra pirmoji mūsų užduotis, jūs jau dirbote, patikėkit manim, dirbkite iš naujo. Darykite tai dar ir dar kartą ir šį kartą gal jūs įeisite į visiškai kitus lygmenis. Jumis įsileis jūsų pasąmonę dar giliau ir jūs atskleisite savo dar didesnį, gilesnį potencialą. Tai šiandieną, gerai, prie taisyklių, gerai. Smalsios, kūrėme grožį kiekvieną dieną, puošiamės pačios, apie tai irgi bus paskaita. Rašome gražiausių rašiklių, gražiausioje vietoje, žvakės, vandenukai. Va, 20-30 minučių klausausi paskaitos, skiriu laiko namų darbui, pasistengiu, kad mano koncentracijos niekas netrukdytų, nemaišytų, niekas netitrauktų mano dėmesio. Išsirenku savo pastovę vietą ir jau kai bus ta vieta pastovi, tada jau tik atsisėdu ir mano neuronai jau iš karto žino, kad sėdosi į savo galios vietą, į savo transformacijos vietą, į savo gausos, tėkmės, to tokio malonumo oazę ir būtent einu to kurti. Gėlės namuose, žvakės namuose, viskas, kas jums susiję, kvapai kažkokie, viskas, kas susiję su jaukumu. Ir visą tai darome visų pirma dėl savęs. Sau. Mes 21 dieną skiriame sau, savęs išgryninimui, savęs išlukštenimui. Ir darome tai su maksimaliu malonumu. Dalinamės grupėje savo įžvalgomis. Jūs galite prirašyti pusę sąsiuvinio, galite prirašyti 3 lapus. Ir bus esminis dalykas kažkokia viena mintis. Jūs rašysite 3 lapus prirašysite ir jūs suvoks, visa tai yra apie tai. Ir tuo pasidalinkit grupiai. Nes kažkas apie tai nepagalvojo, bet jam tai yra aktualus, ne šiaip sau yra jūsų grupiai. Ir kita perskaitys jūsų šito pasidalinimo, ir man taip, ir ji pasidalins, ir tai yra, ar ne, ir jau čia prasideda mainai, kiek aš esu dosni, kiek aš esu užsispaudus. Ir čia prasideda savistaba, kiek aš esu drąsi duoti pasauliui, ir kiek aš manau, kad mano mintis nevertos, kad aš dalinčiausi. Kiek aš esu, galvoju, kad čia tik apie mane, ką čia jom duoti. Ir kaip mes darome kažką, taip mes darome viską. Ar aš jaučiuosi per maža ar per didelė, kad kažkom čia dalinčiausi. Pastebim ir net tuo dalinamės. Ir kuo daugiau dalinamės, tuo daugiau atsiveriam gavimui. Einame atvirom širdim, dar geriau su vaiko pozicija, aš nieko nežinau. Taip, aš jau 100 knygų apie tai perskaičiau, bet rezultatas kol kas manęs netenkina. Vadinasi, aš kažko neįkūnijau dar. Aš ateinu čia dar kartą, atvira širdim ir darau viską labai labai nuosekliai, draugė su grupės energija, dalinuosi ir keliauju maksimaliam malonume. Mes grįšime į savo malonumą. Grįžkime, darykime dėl savęs per malonumą, kas ir yra labai labai svarbu moteriai, o mes renkamės čia moteris. Ne per tą darimą, kuris sudegina, o per malonumo centrą, kūrėme per malonumą. Tai vat, tai šiandienos namų darbas. Pasiemate savo gražią užrašinę, o jeigu jau turite impulsą padaryti dabar iš karto užrašinės dar neturite, tiesiog griebėte bet kurį lapą, minimum 3 lapus prirašote apie ribotus įsitikinimus, kurie jūsų galva yra susiję su giminės sistema, kas vyko jūsų giminės sistemoje, kažką trėmė, kažką matėme, kažką apvogė, kažką į kalėjimą pasodino, kažkas dar įvyko, kažkas sudegė, kažką apvogė. Žodžiu, visus šituos dalykus tiesiog išrašote, nes mums reikia atlaisvinti vietos. Ir berašydamos pasitikite daug ranka, daug rašome ranka, nesėdim ir galvom, buvo tas, buvo nas. Ne, viską rašome, išdempinguojame per ranką viską, kas tenais yra užstrigę, užsilikę.
netgi tai, ką jūs atsimenat ir ko neatsimenat, ranka parašys. Tada rašote apie einamą gyvenimą, apie būtent kaip jumis tėveliai auklėjo, kaip jie patys gyveno, ką jie sau leido, ko neleido, ko kalbėjo, ypatingai apie turtingus žmonės, apie sėkmingus žmonės. Jiem netyčia pasisekė, to buvo tėvai tenais prie valdžios, tas tenais tą padarė, tam nupirko verslą, tas ten kvailelis, bet ta iš vis blondinė, jei vyras nupirko, viską padarė. Žodžiu, apie esamą gyvenimą, jau ir apie savo tėvų, apie kultūrinį lauką, apie tai, kad nemokamai tai yra gerai, dvasinga, turtinga, meilė arba karjera arba kažkas, arba būsi turtingas, tai turtingi vyrai, neištikimi vyrai, ten moteris, jeigu daug dirba, tai jinai netenka šeimos. Nu, žodžiu, visus dalykus, viską, kas jums ateina į galvą, kas ateina, jums atrodo jūsų, ne jūsų, jūs kažkur girdėjot, nugirdot, visą tai išrašote. Mažiausiai 3 lapai turi gautis, jeigu dabar atrodo, kad nesigaus, patikėkit manim, gausis jums. Ir tuomet, nu, į reinkarnacijas, aišku, patys neįeisit, nebent kažkur tais darėte jau kažkokias konsteliacijas arba kokias regresinės meditacijas, tai gali būti, kad ateis, bet, na, ten jau keliausime drauge. Kas tenais mumis blokuoja, tai žodžiu visus ribotus įsitikinimus. Jeigu jums šiai dienai yra gaila mokėti už paslaugas, gaila nusipirkti savo kursą, gaila investuoti į savo poilsį, į savo tobulėjimą, atrodo, kad yra svarbesnių dalykų, visa tai yra riboti įsitikinimai, juos irgi užrašykite. Tai užrašote, dalinamės grupėje Telegram, kas jau pasakėte taip, kas nepasakėte taip, galimai po šio namų darbo jums ateis į galvą, kad jūs norite prisijungti, prašom, kviečiu, prisijunkite. Ir net jeigu esate neprisijungę, mano socialinėse erdvėse dalinkitės toje platformoje, kur atrasite įrašą, pasidalinkit savo įžvalgom, pasidalinkite su kažkuo, galų gale, vėlgi, ne, kada yra gausa, tada, kai mes dalinamės. Prašau jūsų visų, kas matot, kas girdit, kas iki šio sakinio girdite, pasidalinkit, kad tokia mentorystė, toks kursas, šita 21 diena su Diana Zarumskiene egzistuoja, gausa ir tėkmė tavyje, pasidalinkite savo socialiniuose tinkluose, tegul jums grįžta 10-eriopai šita gausa. Ir aš linkusi ir noriu, mano noras yra, mano misija dvasinga ir turtinga skleisti šitą žinią, atiduoti kuo daugiau žmonių ir kuo daugiau to bus prisijungiančių, tuo bus didesnis laukas ir daugiau laimingų moterų, šalia jų laimingų šeimų. Ačiū Jums, tai šiandieną tiek, iki susitikimų kitose pamokose. Namaste.